Sakau labas. Aš esu Lina Mas, brendo strategė, grafikos dizainerių mentorė ir dizainerių sambūrio įkūrėja. Dažnai save pristatau žodžiais padedu išvengti prastų dizaino patirčių. Gali kilti klausimas, kaip? Grafikos dizainą pirmiausiai suvedu su verslo tikslais. Jeigu grafinis dizainas yra taikomasis menas, kviečiu pradėti jį taikyti. Juk kiekvienas maketas, logotipas, skrajutė, svetainė, socialinės medijos maketas prisideda prie verslo prekinio ženklo įvaizdžio kūrimo. Todėl mokymų centre yra vizualinis identitetas, kaip prekinio ženklo vizuali išraiška, iš kurios ir išplaukia visi kiti maketai. Grafikos dizainerio darbas yra kur kas svarbesnis, nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Universitetuose puikiai ugdo kūrybiškumą, tačiau dirbant verslo aplinkoje, ar tikrai to užtenka, kad taptumėme sėkmingais grafikos dizaineriais? Dalinuosi metodais, kaip susikalbėti su klientu, kaip suvaldyti dizaino procesą nuo užsakymo priėmimo iki užsakymo pridavimo, kaip save tinkamai įkainoti, kaip susikurti savo portfolio. Ir galų gale, kaip pasitikint savimi prisistatyti profesionaliu grafikos dizaineriu, naudojant prekinio ženklo įvaizdį. Tad kviečiu keliauti drauge.